Bandykim į dokumentą įterpti tikrą nuotrauką iš kompiuterio kažkur saugomą ir nuotrauką iš interneto. Einam į Insert, yra Picture ir patenkam į paveikslėlių biblioteką. Galima čia pasiieškoti, kur mes turim pasidėję. Viena mano nuotrauka čia yra. Reiškia, aš sakau, pasižymiu ją, Insert ir turiu nuotrauką. Dabar tą nuotrauką aš kaip ir paveiksliuką galiu didinti, mažinti, galiu ir pasukti, kaip matot. Yra tik tai vienas dalykas, kad šita nuotrauka yra inline with text, tai yra ji skirtingai nuo reiškia, paprastų įterpiamų, reiškia, figūrų, ji neplaukia, bet ji nešiojasi kaip tekstas, va taip ar taip. Aš galiu dabar, sakykime, ir pacentruoti, ir taip, ir visaip. Jeigu aš noriu pakeisti jos poziciją, ir daug kas daugiau gaunasi, kai mes pakeičiam poziciją, tai yra, pavyzdžiui, aš uždėsiu ant teksto, in front of text, aš galiu taip, galiu aišku ir pakišti po tekstu, kaip kam kas patinka, galiu ir taip padaryti, ir įvairiai. Sakykime, in front of text, turiu tokią, reiškia, dabar nuotrauką. Ir dabar yra visi mygtukai darbui su nuotraukom, dalis jų yra panašių kaip ir su figūrom. Pirmas dalykas tai būtų nuėmimas kažkokio tai fono. Gana įdomus dalykas, gražiai gaunasi. Yra toks, jis standartiškai uždeda jau pagal save, kokį, reiškia, foną reikėtų nuimti. Galima čia patampyti truputėlį, padidinti, pamažinti, galima nuimti, galima, reiškia, ir persižymėti tą patį, reiškia, nuėmimą fono ir panašiai. Sakykime, kol kas mums tinka, reiškia, keep. Ir turim va tokią, gana gražus paveiksliukas gavosi. Reiškia, dabar mano nuotrauką jau truputėlį, gal sakykime, aš sugadinau ar pagražinau, nežinau, aš noriu ją atstatyti, yra reset picture, yra du dalykai, reset picture, tai yra sugražinti iš prieš tai buvusi lygmenį ir sugražinti ir net dydį pakeisti, jeigu buvo dydis keistas. Kol kas reset padarau ir turiu taip. Antras dalykas, galima, reiškia, pažiūrėti kaip correction, tai yra patvarkyti kažką, reiškia, čia grūdėtumai įvairūs yra, čia yra, reiškia, tamsumas, ryškumas, kontrastai, koks kartais nuotrauką patvarkius truputėlį gaunasi gražesnė, ypač jeigu iš kokio fotoaparato ar negražiai nufotografuota. Čia yra daugiau opcijų, čia yra correction, čia yra jau dabar galima po procentą daryti ir taip toliau, reiškia, ir žiūrėti, kaip gaunasi. Antras dalykas, galima truputėlį spalvas keisti, reiškia, įvairūs, reiškia, spalvų, sakykime, visai toks, arba tokia, arba, grafika tokia, gal tokia būtų gražesnė. Galima pakeisti kažkokią tokią nublankusią spalvą, galima tokią padaryti, tokią. Ir kaip visą laiką yra options ir, kaip matot, visas vėl, jeigu mes gerai susigaudom šituose dalykuose, tai galima daryti gana profesionaliai, tvarkyti savo nuotrauką. Toliau yra tokie artistiniai efektai, paprastas, sakykime, toks ar anoks, tokia galima padaryti kaip ir, reiškia, tokia visai įdomi nuotrauka, kaip ir sudėliota iš dėlionės nuotrauką, vėl darau reset ir turiu tokią. Compress
reiškia, yra suspaudimas, reiškia, tų nuotraukų, jeigu jūsų nuotrauka yra didelė, tai yra didelės apimties, daug užima vietos, o ekrane tiek daug nereikia, reiškia, kad matytųsi tų pikselių, fotoaparatai milijonais duoda, o ekrane užtenka ir 100, kaip matot, galima pasirinkti, šiuo atveju nelabai, nes šita nuotrauka yra iš interneto ir taip jau yra labai suspausta, bet šiaip galima pasirinkti ir spausdinimo, ir ekrano, ir e-mailui skirtos, reiškia, tokios, kad tikrai būtų gerai. Sakėm, ok, ir viskas tvarkoja. Galiu pakeisti į kitą kažkokią nuotrauką, change, ir arba iš interneto parsisiųsti ir panašiai. Kol kas nesiųskim. Toliau galima ant nuotraukos uždėti įvairius rėmelius. Čia yra tokie artistiniai rėmeliai, toks, ar tiesiog taip, visai pavartyti. Gana įdomiai, gražiai atrodo. Taip. Kol kas nededam, reiškia, galima tiesiog ir pačiam uždėti kažkokį, sakėm, raudoną rėmelį ir pastorinti, tiesiog paprastai savom rankom padaryti kažkokį įdomesnį rėmelį. Galima ir no outline, vėl nuimsim, jokio rėmelio. Yra picture effect, kaip ir visi, reiškia, tokia, taip padaryti kažkaip. Taip yra, čia yra pasukimai, čia šešėliai gali būti nuo nuotraukos krentantis, čia atspindžiai, sakykime, toks ar toks atspindys, švytėjimai įvairūs, reiškia, biški pakraščius, tokia gana gražu būtų dar gal, tokia gal per daug, toks būtų gražus vaizdas, tokia vėl padaryti, taip, pasukimai. Taip. Visokių yra. Ir visą laiką yra kažkokios tai opcijos, kurias galima pasižiūrėti ir sukti čia palaipsnį ir taip toliau ir žiūrėti, ką mes turim. Toliau galima nuotrauką įdėti į kažkokį tai specialų rėmelį, tekstą pridėti, čia parašyti tekstas, tai yra toks ar anoks, toks tekstą galiu čia įrašyti, tai padaryti, ar tiesiog tai padaryti, visą tai padaryti, ar čia kažkokius dar tekstų pridėti papildomų, taip, turim, taip toliau, čia yra nuotrauka ir tekstas, pavyzdžiui, padarykim kokią nors, šitokią padarykim, čia būtų, reiškia, kažkoks tai, kolegija parašyti. Taip, turim tokią, reiškia, visą, reiškia, išnešiau, čia visą, reiškia, pasirinkimą, galima patampyti ir panašiai. Taip, kol kas taip nedarykim. Grįžtam atgal su undo, vėl einam į position, tai būtų kokioj vietoje jis stovi, bet kadangi mes, reiškia, esam, sakėm taip, bet aš galiu jį ir patampyti laisvai, kadangi jis plaukiantis yra, standartiniai yra, jau tą žiūrėjom, reiškia, standartiniai tie dalykai, galima į priekį, į užpakalį nusiųsti, reiškia, ir galima surikiuoti nuotraukas, grup nėra, galima paversti, pavyzdžiui, galima taip, arba tiesiog kitaip perversti, būtų iš kitos pusės, būtų jau taip. Vėl turim tokį yra. Gana svarbus dalykas yra nuotraukų, reiškia, apkarpimas. Yra crop ir aš dabar pasirenku, reiškia, apkarpimą, crop, atsiranda tokie ir aš galiu, pavyzdžiui, šitą gabaliuką nukirpti nuotraukos. Galbūt per daug kelio yra, tai padaryti yra, truputėlį dangaus nukirpti, taip yra.
O galima iškirpti bet ką, o turiu tokią nuotraukytę, bakstelėjau, o turiu taip. Reiškia, jeigu nukirpau, dar nenutryniau tų, tai aš vėl crop galiu, vėl, sakykime, juos atkirpti atgal, taip kaip buvo, nu, arba, sakykime, taip, kad aš nueinu į reset picture ir pabandau vėl viską atstatyti, reiškia, picture size, picture size ir vėl atstato. Šiaip galima didinti, bet nuotrauka standartiškai, kadangi yra nuotrauka, neišsitampytų, vieną didinant parametrą aukštį, didėja ir kitas. Jis yra užstatytas, jei dabar dešinė pele, size and position, yra uždėtas lock. Yra užrakintas, reiškia vieną didinant, kitas didėja. Jeigu nuimsit šitą, tada vieną didinsit, bet kitas, kaip matot, parametras nedidės ir galima taip, sakykime, ištempim, tiesiog ištempim nuotrauką, o dabar paimam, galim dabar taip suspausti. Atrodys taip. Galima nuotrauką, reiškia, įsiterpti ne tik iš kompiuterio, galima ieškoti, reiškia, online, internete, picture online, dabar tą patį clipart, pavyzdžiui, paieškokim kokio nors, reiškia, nežinau, kalėdos paieškokim, kalėdos nuotrauka, tokios yra, kalėdinių nuotraukų yra daug, visokiausių, vairiausių, reiškia, nuotraukų. Matot, yra daug įvairių nuotraukyčių. Įsiterpkim, kalėdinę žąsį. Taip, turim kalėdinę žąsį. Galim ją. Taip, kad netrukdytų kiti, galim remove background daryti. Taip, taip, tik tai žąsis bus. Nelabai graži. Gal grįžkim prie vėl reset. Turim tokią. Reiškia, iš kitos pusės galima tą patį insert daryti ir, reiškia, kokią nors, čia tik tai reikėtų rašyti angliškai kalėdos, ir turim kalėdinį kokią nors angeliuką įsiterpti. Turim kalėdinis angeliukas yra, reiškia, vėl kažką padaryti jam, reiškia, pagražinti ir dar tą patį, vėl nuimti, arba, sakykime, kažkaip apibrėžti kitą savo, reiškia, poziciją. Taip. Taip. Turim tokį angeliuką. Gerai. Reset vėl darom, grįžtam atgal prie tų. Galima dar kažką padaryti, tokį. Tai ir gražus dalykas. Toks yra gana paprastas darbas su nuotraukom. Reiškia, paprastas darbas būtų su nuotraukom ir pamėginti, pažiūrėti, galima nuotraukas irgi, kaip aš minėjau, galima ir jas, reiškia, rotate daryti ir flip, tai yra atspindžius daryti, tik reikėtų atsargiai žiūrėti, kad, būtent jos būtų. Galima daryti ant nuotraukų kažkokius tiesiog užrašus, pavyzdžiui, tą patį, reiškia, šiaip ir padaryti čia ant tos, tiesiog parašyti kokią nors kolegiją. Taip, ir galbūt padidinam, reiškia, ir dar kažkaip pagražinam, kas kaip sugebam. Ir tiesiog nueiti vėl ir čia nuimti no fill, shape outline, no outline, ir tiesiog čia parašyti, galbūt kampe, čia dar truputėlį patampyti, kad viskas matytųsi, taip turėti. Turim tokį.